Jos tai tau neliko, keikiai mane kiek. Ne, mes privalgę vos paeinam dabar, mums karinės, sako, kad kitai nevyko. Vaikinų eina, tai registruoja tiesiog. Turi būti jūsų parašė. Greičiau, greičiau padarysiu. Pasirinkimas pagal mūsų įstatus yra galiojantis. Pirmiausia, reikia kaip visada išsirinkti sekretoriavą, pirmininkaujantį. Tai tradiciškai mums pirmininkauja tai valdybos pirmininkas Gedvydas Pėtelis. Ar būtų kitokių nuomonių? Nėra. Ar pažįstat Gedvydą? Pažįstam. Gedvydas iš to? Nėra. Ar yra nuomonių kitokių? Nėra. Eik, Gedvydai. Labai malonu matyti visus 11 kupetoj. Visus sukviečiame visus biskį pasičiupinėti, pamatyti kitus, save parodyti ir aptarti keletą klausimų, kurie liečia mūsų medžiotojų reikalus. Tų klausimų tikrai yra nemažai. Darbotvarkėje, kaip šiandien turbūt ar matėte, ar negirdėjau, nežinau, tai yra pirmas klausimas, tai ataskaita visos organizacijos, tai pristatys Raimundas Ribačiauskas, jis viską labai geriausiai žino. Tuos tris vyriškus klausimus, kur, kada ir už po kiek, tai pristatys Revizinės komisijos pirmininkas Saulius Patvys. Ir pranešimai toliau dėl galimų medžioklės įstatymo pataisų. Tai mes tokį turim draugą, kuris labai domisi, tai Linas Kuzminskas šiek tiek pakalbės, reiškiasi. Dėl pavasarinių trofėjų apžiūrų šiek tiek aš užmesiu kelių žodžius. Nu ir ką, o paskui paskutinis klausimas, tai bus po kiek. Apdovanojimai. Teisingai, čia nematau apdovanojimų. Vau, neįtraukiam, bet būtinai papildom darbotvarkę. Labai džiaugiuosi jūs matydamas, kad jūs sugebėjote atitrūkti nuo tų, kaip jums pasakyti, kasdieninių darbų, kurie mums atrodo yra be galo svarbus. Ne kiekvienam viešpatį, čia šiandien reikia šienauti žolę, rytoj šiandien reikia dar kažkur kažką nuvesti, būtinai kažkur ką nuvažiuoti ir ant galo mes paskęstam kasdienybėje ir nesuvokiame, kad yra kitas gyvenimas, tai aš manyčiau, kad visada žmogus privalo žiūrėti plačiau. Taigi šiandieną džiaugiuosi tuos, kurie sugebėjo atitrūkti nuo pilkos kasdienybės, nuo medžioklių, kurių šiandieną ko gero šernais anksčiau, ne? Realiai, apie kokią pusę 11, neturėtų šiandien eiti priklausomai nuo oro. Aišku, ataskaitiniai metai vėl, kaip viena diena. Ir aišku, veidai, tam tikra dalis yra, matau, jaunų. Aišku, daugiau per tuos metus atsirado daugiau patyrimų, daugiau žilų plaukų, moteris mūsų pagražėjo. Šiam susirinkimui ruošdamasis ir čia stovėdamas supratau vieną, kad ko gero manęs klausyti kasmet jau nusibosta, ne? Nes visada atsistoja tas Ribačiauskas ir kalba visokias nesąmonės, ne, žiūri kažkur tai. Aš manau, kad mes dar valdybą apsitarsim, reikia keisti ko gero ataskaitinio susirinkimo tvarką. Aš manau, kad ataskaitiniam susirinkime be trumpo tokio mano 3 sakinių pranešimo reikėtų įsivesti tvarką, kad pradėtų kalbėti skyriai, ne? Vat ką tas skyrius nuveikė kažką, kas pasigero, ką mes padarėm ir taip toliau. Tokiu atveju tas susirinkimas taptų truputėlį įdomesnis, mes galėtume vieni kitus, aišku, truputėlį labiau pažinti. Tie metai, tie praėjusią, tai įdomus to, kad, aišku, praėjo rinkimai, ne? Aišku, valdančioji dauguma, kurie šiuo metu yra Seime, mes nuo pat pirmų dienų be galo džiaugiamės dėl to, kad valdančiosios programos medžioklės rytyje 100% sutapo su Medžiotojų sąjungos gamta steigiamojo suvažiavimo principais, kurie buvo prieš 20 metų. Tai buvo principai, tai yra vieningas medžiotojo bilietas, kad tai yra atsisakyti medžiotojo selekcininkų ir daugelį dalykų, kurie sėkmingai buvo pradėję kalbėti mūsų valdančioji dauguma, tačiau, manyčiau, viskas užbuksavo, nu ir nežinau, kaip toliau dėliosis, bet visumoje, jeigu trumpai, tai aišku, komerciniai medžioklės plotai eina po plaktuku, jūs puikiai žinote, ne, visoje Lietuvoje, neužilgo bus konkursai, sekite radų skelbimus ir juose galėsite visi sėkmingai dalyvauti ir nusipirkti bet kokį medžioklės plotą, jeigu turit lišnų kokį 100 000 eurų, tikrai problemų nebebus. Draugijos plėtra per tuos metus, aišku, iš lėto augome, per metus padidėjome nedaug, tik 400 žmonių. Mūsų 7 000, šiais metais įstojo 2 nauji klubai, tai Šakių Gelgaudiškių medžiotojų klubas, vadovas Vytautas, reiškiasi,
Vytautas Stepšys ir Kauno medžiotojų klubas 3 vilkai, prezidentas Alvydas Šeputis. Nuoširdžiai sveikiname juos. Mūsų ir ginklų pirklių asociacijos plėtra. Šiuo metu ginklų pirklių asociacija jungia 1490 medžiotojų, Sūduvos medžiotojų sąjunga 950. Aišku, šitas didėjimas įsiutino medžiotojų žvejų draugiją. Prasidėjo nario mokesčio sąvado rinkimas, arba tiksliau per klubų sąskaitas. Šioje situacijoje visiškai pasirodė Lietuvos medžiotojų visiškas neišprusimas. Aš visada tikėjausi, kad Lietuvos medžiotojai turi bendrą supratimą apie įstatyminę bazę ir taip toliau. Tačiau netgi Vilniaus apie sostinę esantys medžiotojų klubai visiškai po šiai dienai nežino, kad licenzijas dalina ne MŽD, kad plotus, reiškiasi, tvarko ne MŽD, kad ataskaitas reikia teikti ne MŽD. Taigi situacija pakankamai įdomi, iš tikrųjų vyksta kova už centus, tačiau šita kova susivedė dar į tai, kad noriu pasakyti, kad jeigu medžiotojų sąjunga Gamta iš tikrųjų visada daugmaž dirbdama, šiaip visada tokiam, jeigu žiūrėt grinai mokesčius minuse, tai iki šių metų Lietuvos medžiotojų žvejų draugija buvo pilnuma išlaikoma iš biudžeto. Šiandieną drąsiai tas įvertinama 100% iš biudžeto per įvairias programas ir šiai atėjus šitai valdančiai daugumai visumoje pradedama ieškoti tokios įspūdingos pinigų sumos. Per 4 metus 1 300 000 eurų buvo skirta vienos visuomeninės organizacijos plėtrai. Bet šitoj situacijoje iš tikrųjų Kęstutis Mažeika uždavė klausimą, kodėl Lietuvoje tik viena visuomeninė organizacija paima visus pinigus. Iš tikrųjų, pinigų paimimas toks pakankamai įdomus, ar mes juos sugebėtume paimti, sekantis klausimas. O taip, ar mes juos sugebėtume paimti. Pinigą galima išsireikalauti, tik jį įsisavinti, duoti ataskaitas ir panaudoti, tai ne taip viskas paprasta. Taigi metai praėjo, kokie renginiai buvo, kurie yra. Tradicinė ančių medžioklė Daugų žuvūkio tvenkiniuose, kurią pastoviai ruošė LMS Gamta Alytaus skyrius. Mūsų buvo 130 medžiotojų. Tokią minę suvaldyti buvo praktiškai sunku, beveik neįmanoma. 648 šūviai ir tik tai 32 antys. Dažasvitis, sriuba, rūkytas bebras ir stirnos kumpis ir šventės minusas 480 eurų. Aišku viena, pradėjo važiuoti kas netingi. Taigi šiais metais šioje medžioklėje bus tik 60 vietų ir ji bus rugpjūčio 15 dieną. Tai bus vardinė medžioklė, pirmoji medžioklė, per žolinės. Taigi būrelių vadovai šiandieną galite užsirašyti porą žmonių ar panašiai su konkrečiom pavardėm, kurie gali atvažiuoti, tikrai negalėsime padaryti kažkokių kitokių dalykų ir matau, ta šventė pavyks. Toliau, naujovė. Liepos mėnesį buvo sukviestas išplėstinis valdybos posėdis, jisai vadinosi pas prezidentą, ne? Kvietėm su šeimom, iš tikrųjų, valdybos nariai atvyko į Daugus iš viso su šeimomis 28. Manau, valdybos posėdis pavyko, buvo puikia proga pažinti vienus kitus, priėmėme daug protingų sprendimų. Manau, tokie valdybos posėdžiai šiais metais taip pat įvyks ir manau, tai turėtų būti tradicija. Hubertinės tapo tradicija. Praėjusiais metais jas organizavo Gamta Trakų skyrius. Aišku, susirinko 100 žmonių, puikios mišios, ragų orkestras, ekskursija po Trakus ir Trakų pilį vakaronė. Tai LMS Gamta Trakų skyriaus nuopelnas, prezidentas Kęstutis Barišauskas, ačiū jam. Kai bus šiais metais dar nežinau, viskas susiveda į finansus. Kukli rinkliava nepadengė net pusės renginio išlaidų. Pirmi metai, kai nedalyvavome laisvalaikio ir medžioklės parodoje Litexpo. Rūmos reiškiasi Litexpo dėl pačios paprasčiausios priežasties. LMS Gamta atstovauti Lietuvą medžioklės klausimuose tapo per brangu. Parodos sąmata yra 1500 eurų. 1500 eurų, tai yra dideli pinigai ir iš tikrųjų nauda yra abejotina. Aišku, šioje parodoje pas mus visada vienintelis pliusas yra tas, kad elnių šauklių konkursą savo iniciatyvą dalyvavo mūsų vyriausias medžioklės trofėjų ekspertas Irmantas Vaskilionis, realiai, kuris iš tikrųjų dabar visuose šauklių varžybose dalyvauja, taigi proga kartais iš jo pasimokyti, kaip reikia vilioti elnius. LMS Gamta Pasvalio skyrius pirmą kartą, nežinau ar buvo Lietuvoje, organizavo stirninų viliojimo mokymus. Stirninų viliojimo mokymus. Tai buvo drąsus žingsnis, pakankamai drąsus žingsnis ir manau jis pasiteisino. Praėjusiais metais atgaivinome LMS Gamta Alytaus skyriaus gamtos pažinimo centrą.
Šiaip tai analogo neturinti klasė, savyje apjunginti ragų, lizdų, kiaušinių, žvėrių daromos žalos apsaugos priemonių, videofilmų kolekcijos, mini biblioteka ir panašiai. Čia norisi padėkoti Alytaus profesinio rengimo centro direktoriui Vytautui Zubrui, kuris nepabijojo politinių skersvėjų ir skyrė patalpas. Šį centrą rengė Tučina, Marcinkevičius, Kavaliauskas, Guzinevičius, Vaickelionis, nu ir truputį aš padirbėjau. Aišku, visumoje mes atidirbom 63 darbo dienas. Be šių žmonių pinigų draugija investavo dar 620 eurų. Šiame centre gamtos pažinimo temomis nemokamai skaitomos paskaitos Lietuvos moksleiviams. Miesto valdžia priiminėja užsienio delegacijas mūsų gamtos pažinimo centre. Juokingiausia iki ašarų yra tai, kad Alytaus administracija uždavė vieno gamtos mūsų pažinimo centro mokykloje, motyvuodama tai, kad vaikams kelia nerimą kalkulės. O kada atsidarėm pažinimo centrą, reiškia, profesinio rengimo patalpose, tada viskas tinka ir tada, kai mūsų nebūna, gerbiamas Grigaravičius, užsienio delegacijas atveža parodyti, kaip miestas rūpinasi gamtos apsauga. Kartais liūdna iki ašarų, bet tai yra politika. Uždraudimas rengti šaudymo varžybas medžioklės plotuose, ne šaudyklose, smogė per būrelių ir klubų renginius. Tačiau nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. LMS Gamta gavo generalinę licenciją eksploatuoti tirusius šaudyklas. Dabar mes galime šaudyti kariškių ir kitose šaudyklose, įrenginėti savo šaudyklas, paruošėme savo šaudymo vadovus. Kiekvienas skyrius ar būrelis gali pabandyti atsidaryti savo šaudyklėlę. LMS Gamta, Kauno skyrius, organizavo labai įdomų renginį, iš kurio iš pradžių galvojau, kas išeis. Tai yra medžiotojų bilietų įteikimą Raudondvario pilyje. Čia turėjote matyti. Čia buvo visko. Apie 100 žmonių, ragų orkestras, vicemeras, kalbos, tostai, puikiai šventė. Ši draugystė įsirituliojo dar daugiau. Šių metų gegužės 31 dieną, aš noriu, kad jūs visi išgirstumėte, ant kiek dabar svarbiai pasakysiu, buvo pasirašyta trišalė bendradarbiavimo sutartis su Raudondvario pilies administracija ir Sūduvos medžiotojų sąjunga dėl medžioklės trofėjų parodos 2018 metais Raudondvario pilyje Lietuvos atkūrimo šimtmečiui nepriklausomybės pažymėti. Mes su LKD pasirašėme bendradarbiavimo sutartį, Lietuvos kinologų draugija. Suorganizavome ir pravedėme kinologų kvalifikacijos kursus. Čia sielą padėjo Gediminas Žiukas, dėstė mūsų nariai kinologai Gedvydas Pitelis, Mantas Melinavičius. Kiekvienas skyrius turėjo progą paruošti savo kinologą ekspertą, galinti atlikti šunų lauko bandymus. Jūs puikiai žinote, kad nuo 2018 metų visi medžioklėje dalyvaujantys be kilmės dokumentų šunys privalo turėti lauko bandymų pažymėjimą. Šiaip kaip nekeista, praeitą sezoną apie mus labai daug rodė ir labai daug buvo reportažų. Kaip niekados labai buvo daug reportažų. Jeigu prisimenat, buvo laidos Info LRT, BTV, Delfi, Tauro Ragas, pastoviai rašo Latvių žurnalas Medžioklė, tiesioginės laidos žinių radijoje, rašė dienraščiai Lietuvos rytas, Valstiečių laikraštis, ir ačiū, nė vieno nebuvo kol kas blogo atsiliepimo, netgi kakadu parodė visai neblogai. Politikos skersvėjai, biški plačiau pasižiūrėsiu, aišku, politikoje galioja įvairios taisyklės, pagrindinės. Neik su velniu uogauti, nežiopsok. Politikoje nėra draugų, yra tik interesai. Politikoje nėra amžinų priešų ir taip toliau. Politika tai yra politika. Problema tame, kad LMŽD iki šiol vadovavosi didžiojo vado principu. Tai yra mūsų daugiau, mes teisūs. LMS Gamta ir Sūduvos medžiotojų sąjungos bandėme padaryti bendrą darbinę grupę įstatymėms gvildenti kartu su LMŽD. Tai buvo mūsų iniciatyva, kad gal vyrai susirenkame ir iš tikrųjų aptariam. Yra įstatymų pakeitimai, eina vienas po kito, mes visi blaškomės. Buvom nuvažiavę pas juos iš tikrųjų, jie mus ten davė mums garbę priimti į savo didelį būrį. Jų ten buvo, aišku, suvažiavę, mes buvom 4, 3 buvo, ne? Iš to išėjo šnipštas iš tikrųjų, ne? Jie paskiau pažvengė iš mūsų ir visi įsiskirstė. Iš tikrųjų, viskas yra gerai, taigi dabar tie medžioklės klausimai vėl eina pakankamai įdomiai. Aišku, aš juos suprantu. Vėl dėl to, kadangi iki šiol jie buvo išlaikomi iš biudžeto, dabar, kada biudžetės pinigėliai yra nukerpami nuo šių metų, taigi jie labiau rūpinasi savo asmeninę naudą, savo asmeninę plėtrą ir asmeninių pinigų surinkimu. Spaudoje ir televizijoje mirga informacija apie blogus medžiotojų darbus. Praktiškai kiekvieną dieną. Medžiotojai nukalė tą, medžiotojai nukalė tą, medžiotojai nukalė tą. Parodoje rodome tik ragus, dantis, nagus ir kumpius.
Šiandieną tenka mums pripažinti, kad visuomenė europėja. Taip ir liko. Žmonėms atsiranda daugiau gamtosauginių problemų, labiau rūpi gamtosauginiai problemos ir labiau rūpi meilė gamtai. Taigi šiandieną mums reikia pakeisti požiūrį į pačią medžioklę. Medžiotojas tai tas, kuris domisi gamta, kuris stebi, kuris vienu žodžiu tinkamai elgesi, kuris, tvarai pasakius, negėda išeiti su apranga, ne? O dabar kartais Lietuvoje su medžiotojiška apranga geriau neiti vakare, nes kas nors apspjaus dar veidą. Šiaip kiekvienas iš mūsų turėtumėt pagalvoti, koks mano būrelį padėtis, kaip mes elgiamės, vienu žodžiu šitą. Kokie santykiai su vietos bendruomenė ir žemės ir miškų savininkais. Dar kartą, kokie santykiai su vietos bendruomenė. Iš tikrųjų, reikia bendrauti su vietos bendruomenė. Turime 11 užregistruotų skyrių. Skyriaus darbo sėkmė, tai aktyvo, bendraminčių turėjimas, elementarus organizacinis darbas, valdybos posėdžiai, susirinkimai, veikla. Nors vienas kuklus renginys per metus, mano brangieji. Ir aišku, elementarus medžiotojų poreikių tenkinimas. Duomenys medžiotojų sąvadui, saugos elgesio egzaminas, medžiotojų ir medžiotojų selekcininkų ruošimas, reklama, konsultavimas ir savo narių gynimas. Ir aišku, meilė žmogui. Meilė žmogui. Atkreipkite dėmesį, jeigu mes pas daugelį iš jūsų ateina žmonės, kaip jūs elgitės su jais? Kaip elgitės su jais? Pavyzdžiui, po apžiūros Vilniuje atbėgo būrelis į Vilnių. Pas mus viskas išeinam dėl to įsivaizduoja, su mumis kaip kalba. Šiandien aš noriu suprasti, kad jūs visi suprastumėt vieną dalyką. Ne mes medžiotojai reikalingi. Medžiotojas reikalingas mums. Skyrių vadovai. Ne mes medžiotojai reikalingi. Medžiotojas reikalingas mums. Pakeiskim požiūrį. Nuleiskim galvas. Medžiotoją turim kalbyti jį pas mus. Suteikti sąlygas, jeigu mes šito nedarom, mes nereikalingi. Nes neužilgo, jeigu atima sąvadą, tai ant mūsų pradės pjaudyti visi tie, kurie teisėsi sąvadą. O jeigu mes būsime kultūringi, taktiški, geri, jie ateis pas mus. Ir nario mokestis, ko gero, taps savanoriškas. Ar mes sugebėsime surinkti nario mokestį savanoriškai? Užduokime kiekvienas. Nario mokesčio vien tik surinkimas, reiškia šitą 10 eurų, tai yra tik taip, aš liksiu kaip reketojai. Surenkam, o ką mes duodam? Kalendriuką vilnius mes duodam, dar kažką tai. Bet medžiotojų kažko reikia daugiau. Tik noriu pasakyti vieną, kad medžiotojų ir medžiotojų selekcininkų ruošimas eina į pabaigą. Medžiotojų Lietuvoje nėra? Nėra. Jeigu anksčiau mes jų ruošėm krūvom, tai Prienuose šiemet buvo 2, Alytui 4 ruošė mane, tai kursai buvo 6 medžiotojų, Panevėžy ruošėm 6 medžiotojus, 6 medžiotojai, 7 dėstytojai važinėjo 200 km. Nes į medžiotojus paprastai stoja žmogus, kuris turi kažkokį ryšį su gamta. Ar jo tėvas, senelis, ar dar kažkas, ar jisai buvo varovu. Tokių nebeliko. Dabar auga kompiuterinė karta. Jie medžioja kompe, kalbasi kompe, draugauja kompe, seksu užsiima kompe. Baigdamas noriu pabrėžti ir atskirai paliesti klausimą paroda Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui šimtmečiui pažymėti Kaunas 2018. Tai yra vieta respublikinės reikšmės, pastatai respublikinės reikšmės ir paroda turi būti europinės. Pateikiau tokią padriką kalbą, ne? Jeigu būtų kokių nuomonių, blogų arba gerų, prašau užduoti man. Jeigu netgi turit kokį supūsį kiaušinį, jeigu netgi turit kokį supūsį kiaušinį, galit mesti. Kokie būtų klausimai? Gerai, ponai, klausimų ar minčių kokių, ko gero mintys, tai diskusijos daugiau, dabar klausimų, kas neaišku, ką paaiškinti ir panašiai. Aš turėjau klausimėlį. Tai internete erdvė, žiūrėjau jau ilgokas laikas, reklamuojasi, kuriasi nauja medžiotojų sąjunga. Tai yra pakankamai kultūringi išsilavinę vyrai, neturintys jokių blogų minčių, nei vienos blogos minties. Tik pozityvas ir gėris. Ir manau, kad jie tikrai yra rimti, tvarkingi partneriai. Mūsų siekiai buvo, kad tam suformuluoti jau vienam suvažiavimui, jie nesikeitė, tai būtent medžiotojus kuo labiau, sakykime, integruoti ant tuos nemedžiotojus. Nes iš tikrųjų medžiotojų įvaizdis dabar visuomenėje gali šiek tiek per tą plauką maryties ir pagerėjo, palyginus 10 metų atgal. Bet vis dėlto čia tikrai kalti medžiotojai, ypatingai
nenorintys bendrauti su miško ir žemės savininkais. Dabar tas pats ir su žemės ūkio bendrovėmis. Nenoras bendrauti. Kiekviena proga medžiotojas visų pirma turi būti gamtos mylėtojas. Gamtosauga, pagarba gamtai. Gerai, ponai, tai tada kviečiame rimtai ataskaitai, kur padėjo mūsų pinigus, tai Saulių Paknį su finansinė ataskaita. Sąjungos nuosavą kapitalą sudaro ankstesniais metais uždirbtas pelnas arba patirtas nuostolis. Praėjusių metų sukauptas pelnas yra 5800 eurų. Per 2015 metus buvo patirta nuostolio 2453 eurai. Dėl to po ataskaitinių metų sukauptas pelnas sumažėjo iki 2555 eurų. Sąjungos per vienerius metus mokėtinas sumas sudaro skolos tiekėjams, gauti išankstiniai apmokėjimai, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Sąjunga per ataskaitinį laikotarpį pajamų gavo tik vykdydama pagrindinę savo veiklą, rengdama medžiotojų veiklos kursus ir gautos pajamos panaudotos veiklos išlaidoms padengti. Ataskaitinių laikotarpio asociacijai vadovauja prezidentas, su kuriuo ataskaitinių laikotarpių nebuvo sudaryta jokių sutarčių, išskyrus darbo sutartį. Su asociacijos nariais 2011-2016 metais nebuvo sudaryta jokių sandorių prieštaraujančių Lietuvos Respublikos teisės aktams. FNTT ir SST gautomis pažymomis Medžiotojų sąjunga Gamta ir jos prezidentas Raimondas Rybačiauskas su Lietuvos geležinkeliais jokių sąsajų neturi. Panevėžio keliais. Apibendrinti pirmininko pasisakymą, prezidento pasisakymą, tai reiškiasi finansinė ataskaita ir paklausti kolektyvo, įvertinti organizacijos darbą. Tai visų pirma, ar mes priimam už to įvertinimo pagrindo prezidento ir revizijos komisijos pirmininko ataskaitas. Ar priimam už pagrindą šios duomenys? Kas už tai, prašom pakelti rankas. Kas prieš? Nėra, tvarkoj. Įvertinimas. Kaip įvertinsime mes mūsų šios organizacijos valdybos darbą? Įvertinimas 10-baliai sistemoje. Ar 5-baliai? Ar teigiamai ar neigiamai? Neigiamai. Ai, gerai reiškia. Tai ką įvertinam? Ar pritarėme? Kas už tai, prašom pakelti? Kas prieštarauja šitokiam? Tai mes jam pasiūlysim daugiau padirbėti. Kam? Prezidentui, aišku, kam daug? Atrodo, kad prezidentas perkels naštą valdybą. Tai čia matai su tom naštom, tai reiškia, jeigu mes savėl taip normaliai įvertinom, kad mes da kažką tai dirbam ir šiek tiek kažką tai padarėm, tai reikėtų laikyti tos vadžias intentas, taip pat toliau padaryti dar geriau. Remiantis su mano pasakymu, kad nėra, negalima, tik reikia labai labai norėti. Priimti tolimesniam svarstymam 2 medžioklės įstatymo projektai. Esminiai punktai, kurie gal tokie yra labiau aktualūs, tai kad, kaip ir mūsų gamta nuo pat steigiamojo suvažiavimo, vadinkim, buvo priimta tokia ir pozicija ir buvo filmuota laida pas mus Birštone. Tada susirinkę, kad akcentavom, kad tai yra nereikalingas nei sąvadas, nei medžiotojų bilietas toksai, tokio formato, koks dabar jisai yra. Buvo projekta per Tauro Ragą ta laida ir praktiškai, gal galima sakyti, jie ir nusikopijavo mūsų tas idėjas ir mintis, kad tas bilietas nereikalingas. Tai toliau tame įstatymo projekte apsprendžiama visuomeninių organizacijų kaip Gamta, Pirklių asociacija, NŽD, tokia, kam jos bus reikalingos ir ką jos galės vadovaujantis to įstatymų vykdyti. Tai, vadinkim, nieko. Gražūs lozungai, teikiam, darom, dalyvaujam, bet kaip ir nieko nepagidaujam. Bet laukti pusę metų ir tada pateikti dvigubą mokestį ir paskui padaryti pereinimą 3 ar kelių metų laikotarpį
ir padidinti dar, nu, taip suprantu, kad jie vis tiek nesako tos minties padidinti iki 4, 5 ar 6 kartų. Pavasarinė medžioklė trofėjų apžiūros. Jos įvyko pakankamai, skaitytau, sklandžiai iš tikrųjų. Per šįmet per mūsų komisijų rankas praėjo virš 600 stirninų, apie 100 elnių, nu, gal šiek tiek mažiau briedžių. Ir tikrai galiu pasakyti, kad jeigu mes pradėjome tas apžiūras daryti jau daug metų atgal, tai vis dėlto šitie elninių žvėrių atrankos principai ir atrankinės medžioklės šitos tvarkos taisyklės savo rezultato laukiamo nedavė. Negąsdinti medžiotojų ir pamatyti realią padėtį, ką medžiotojai sumedžioja, atsisakyti šitų atrankinių medžiojimo kriterijų, vis tiek praktiškai dabar neša į apžiūras tą, ką reikia nunešti. Nors ant dūšios, ant galvos, ant sprando užsilipusią problemą ar kažkokią, tai prašom išsakyti viešai, gal padėsim išspręsti. Va, kad klausė tokio vieno mėgėjo ragus ieško, sako, tai tu ragų, sako, pavasarį dar vis ieškau, sako. Ieškau, pakol su savais ragais pro krūmus pralendu, tai ieškau svetimūnas. Prašom, kas? Mūsų šita organizacija, Aš kiekvienam dar po žodį pasakysiu pagal tą pavardę. reiškiasi, norėtų už gerus darbus duoti skaniuką. Nu, jeigu buvo blogų darbų, tai duosim rykštę. Artūrą Kičą norėtų apdovanoti. Žektėnų medžiotojų būrelio vadovą už iniciatyvą Tokiuose renginiuose sėdėdavo pirmas, blemba. Kas gaus tas lenteles, primenu, kad jinai atsikelia iš viršaus į apačią, pasisuka į šoną, ten darosi visokie. Žinai šitą? Nežinau. Nežinai? Tai žinosi tu. Viskas jau. Monika Raškauskaitė. Va, mūsų. Visur taškis laugos dėka mes turėsim parodą, vienu žodžiu, šitą Raudonojo pilyje. Faina. Kitais jėga. Linas Kuzminskas. Čia iš tikrųjų prasidėsim politinę klausimus, tu nepakartojimas. Visada kiekvieną dieną gaunu informaciją. Raimi, žiūrėk ten ČP, Raimi, žiūrėk ten ČP. Tarp kitko, atsiprašau, blemba, tokį renginį pražiopsojau, Lino. Jėzu. Tarp kitko, visą laiką pirmas vietas užima Prienuose šaudymo varžybose, ne? Prienuose buvo Riedinių. Ir dar noriu pasakyti, kad reiškiasi Prienų skyrius, nors ten būrelių daugiau, bet Prienų skyrius medžiotojų turi daug daugiau negu MŽD. Tai geras darbas, Tadai. Kęstutis Barišauskas. Nu, žinot, Gubertinės, prisimenat, ne? Prisimenat, leidėjas, nu, tai tas pats senas. Gediminas Žiūkas. Gediminas dėkojame iš tikrųjų, kada veikla šeimininkystė pajudėjimas, vis tiek aš svekinu vidumi. Nazir Kuzinės. Žinot, tai yra žmogus, kuris realiai užsiima, pradėjo veiklą pakankamai įdomią, tai pirmosios pamokos, kas reiškia stirninų viliojimą. Irmantas Vaickalionis. Gali, tai va Irmantas jis visada pamatys. Jubiliejaus progos. Šiaip šiais metais turėjome labai daug jubiliejų. Ta, ką sugebėjau rasti. Jūsų ponai dvaras, pono valia. Bet kažką tai radome. Zenonas Pikelis. Pakruojis čia buvo. Tomas Martinaitis, Kėdainiai. Kitko, šiandieną noriu pasakyti, kas reiškia Kėdainius, tai mes šiandieną gausime stumbro galvą, ten čia traukinukas biški stumbrų pamindžiojo šiandien. Taigi, matysime turėti mokymo klasėje stumbrus. Algimantas Tikana. Zukas! Kalesnykai, vienu žodžiu, šitą. Žinot, Zukai visada geri žmonės. Savo laiku labai neblogi šokiai kalesnykuose būtų. Būdavo. Seniai labai. Gediminas Žiūkas. Taip pat vien, nu tai gimtadienis, jubiliejus, tai šiandien vaišini. Klausimė prezidentas. Arvydas Strazdas. Nėra paėmus, tu atiduosi. Kęstutis Laukaitis, Prienai.
Tai Tadas paimsi. Rolandas Gabrielovas, pirčiupiai. Ir atiduok jam. Gerai? Nu tai gal liktai viskas. Ne viskas, dar Nu. matau, dar dviem reikia. Rugsėjo 20 dieną vyks paukštinių šunų rudeniniai bandymai. Irgi paskaito tas Stepšys Daugavdiškyje. Vienu žodžiu, tai prašome, kas irgi turi rimtus šunis, susiregistruoti. Ir tu, Gediminai, pakeisk vietą ir registracijos numerį. Va, ir tikrai ten pas jį susitiksime. Mindinavičius rengia gamtos. Kreipkite dėmesį, kiek visko vyksta. Jūs tik spėkit gaudytis. Tai dabar visiems didžiulių laimų. Nu nenušvilpė, blem. Gerai, Gali užduoti, jeigu dabar prašom visi į kabinuką. Viskas, deda ir Kęstutį. Bus skirti. Deda, Šiandien yra birželio 9 diena 2017 metų. Noreikiškėse vyko Medžiotojų sąjungos gamta ataskaitinis susirinkimas.